Sveiki, draugai, aš Aurimas avantiūristas ir šiandien susitinkame dar vienoje avantiūroje. Esame Biržoje rajone Šukionyse. Labai sudėtingas pavadinimas, turėjau kelis kartus pasikartot, kad jį atsiminti. Ir šiandien čia vyksta kroso trekas. Treko varžybos, kuriuose bemaž paskutinį kartą buvau prieš 7-8 metus. Ir tą laiką po to gerų trekų neturėjom. Šiemet turim kokybišką trasą, daug dalyvių, gerą ledą. Tai nusimato kupina adrenalino, avantiūrų ir azarto diena vyrams, bet rekomenduojama ir moterims. Taigi apžvelgsime neužilgo viską, kas jūsų šiandien laukia. Agniau, papasakok, tai turbūt tavo pirmas varžybas, kiek esu girdėjęs, su dygliais bus, ne ant ledo? Jo, dar neteko bandyti važiuoti. Ir net nebandyti treniruotis nieko, tiesiog nuo nulio važiuosi? Pirmą kartą bandysi dyglius susidėjus. O tai jau tikrinai įsitelpa, viskas tvarkoj, nebuvo kažkokių niuansų, kai nusipirkštas ras? Bandytas, ankityką. Teko pakalbėti biškį. Bet manau, kad dabar viskas gerai, ne? Turėtų būti. Nebijai kontaktų. Pirmas kartas turbūt bus, kai krovoji išleitinės į startą. Jo, dar neteko nei kartą važiuoti. Iš startą krovoj. Tai atleisi ar spausi stipriau? Pasimatyti, biškį baisu dar. Viskas tvarkoj, tai turbūt pakalbėsim dar po bent pirmą užvažiavimą, pažiūrėsim tavo emocijas. Tada jau bus kažkas aiškiau. Tvarkoj, sėkmingai tau. Įdomu ir tai, kad treko varžybose gali susitikti ir kitų disciplinų sportininkai. Pavyzdžiui, turime du labai gerus kroso vairuotojus, kurie šiandien važiuos ant ledo, panašu toje pačioje klasėje su sportiniais dygliais. Taip, teisingai. Tai ir jiems turbūt bus įdomu išlipti iš krosinių automobilių į galingus savo automobilius ir abu susitikti ant ledo. Tai va, pasižiūrėsim tą intrigą, kuris šį kartą ant ledo bus greitesnis. Atėjome į kitą dalyvių parko zoną ir aš iš karto toks kaip mažas vaikas, nes daugelis, kas mane pažįsta, žino, kad turiu didelę silpnybę japonams. Tai tokių civikų turėjau gal kokius 4. Taip pat turiu didelę silpnybę seniem klasikiniam automobiliam. Tai tokiems kaip pirmas golfas. Tai vienam parke tiek daug skirtingos technikos. Tai va tuo ir žavi treko varžybos, kad susirenka labai daug skirtingų automobilių ir jie visi susitinka vienoje trasoje. Yeah! Nesu didelis ekspertas ir inžinierius, bet turbūt motociklo duslintuvas prideda daugiau galios. Tai pažiūrėsim, kaip trasą jam seksis. Turbūt daugelis esat žaidę Need for Speed Most Wanted, bet ar esat su Most Wanted mašina važiavę ant ledo? Ir turbūt daugelis esat matę, kaip švedai iš Volvo senų automobilių darosi pirteles. Tai čia pirtelė ant ratų, bet pažiūrėkit su kokiais piktais ratais. Kiek esam susidūrę iš patirčių, po kokių 2-3 važiavimų tokie varžtai labai greitai nusizulina. Tai vat bus įdomu pasižiūrėti, kaip jos laikys šiandien. O čia vat tikras pečiaus kaminas. Taigi bandome praseiti visą trasą, apsižiūrėti posūkius
iš tikrųjų trasos ledo kokybė stebina, yra šiek tiek pašiauštas ledas, tai kad turėtų bent minimalų sukibimą ir vairuotojai važiuojant paprastom žieminiam gumom. Pati trasa dar įdomi tuo, nes turi viražus, gal nelabai matas, bet yra šiek tiek pakilimų, nuolydžių. Tai, ir kitas dalykas, nėra ganėtinai ilga, tai nusimato labai turbūt įtempta ir kupina veiksmo diena. Kiek žinom iš patirčių, pirmieji užvažiavimai nebūna visada įspūdingi, daugelis važiuoja atsargiai, bando suprasti savo galimybių ribas, sukibimo ribas, bet tie, kas išeina į pusfinalius, išeina į finalus, ypatingai finaluose, tai pasileidžia plaukus ir ten prasideda tikriausia kova, tas tikras azartas ir ta tikra avantūra, kuris pasieks finišą pirmas. Jau esame trasos viduje, turim saugumo priemonių, ryškių rėmenių, jos reikalingos, kad vairuotojai atkreiptų mus dėmesį ir mes jiem nemaišytume ir būtume matomi. Ir jau už kelių minučių tuoj prasidės pirmų automobilių startas. Pirmieji startuoja į priekį varomi automobiliai su paprastom standartiniam padangom. Tai pasižiūrėsim jų startą, nes pirmi startai dažniausiai būna kupini nežinomybės, kaip išstartuoti, koks sukibimas, kaip įeiti į pirmą posūkį, kaip neturėti kontaktų. Tai pirmas iš pirmųjų būna visada pats įdomiausias. Tai luktelkim ir pažiūrėkim, kaip tas pirmas startas visiems pasiseks. Skaičiuojam laiką, startas! Matom, kaip sudėtingai sukasi iš pradžio gumas, pirmasis posūkis. Pirmieji startai, kokie vaizdai. Taigi veikiamasis pirmasis ratas. Pasižiūrėsim, kaip yra išsiskirstę dalyviai. Kai kurie ypatingai agresyviai važiuoja, pažiūrėkit, kaip gražiai įsistato į posūkis. Škoda, kaip ir tikrą ralį. Panašu kontaktas. Ne. Plačiai golfas eina, bando sukibimo išorėje ieškoti. Įdomu tai, kad šitam važiavime, kai ir automobilis mėlyna Škoda Fabia, tai vairuoja jaunuolis, arti 18 metų, jisai yra ir autokroso sportininkas. Tai matosi kai kurios trajektorijos tokios krosnės, visai iš anksčiau užsistatymas ir daug piktesnis įėjimas. Tai kiek matysit, pirmą, antrą vietas, tai tikrai tokios įdomios ir panašu gali būti net kontaktinės netyčinės kovos. Kalbiname Gytį. Gytis yra autokroso sportininkas. Sveikas, Gyti. Labą. Gyčiui yra dar tik 17 metų, bet jau turi tikrai gan aukštų pasiekimų. Ir šiandien jį sutikome čia treko trasoje. Gyti, aš mačiau, startas buvo tikrai gan geras, fantastinis. Ten aš įsivaizduoju, kaip visada strategija antrų bėgio, ne, ir išstartavimus. Bet kas įvyko po to? Kažkaip ar entuzijazmas greit dingo, ar to sukibimo nepavyko atrasti pirmą važiavimą? Nepavyko sukibimo atrasti visiškai, nežinau, gal per pirmą važiavimą viskas gerai buvo, antram rate jau nebėra. Ir mačiau tas paieškas tiek išorėje, tiek viduje, ir tie ratai per daug atrodo susisuka, kad labai sudėtinga. O kokias padangas naudoji? Tai standartiškai Kenda, kaip ir visi. Kenda yra patikrintas reikalas, tai o dar turėsi užvažiavimų šiandien? Jo, turėsi. Tai bandysi dar biškį į topą išeiti? Reikės ieškoti būdų kaip. Supratau, Gyti. Ačiū tau. Prašau. Sakyk, Tomai, nuo asfalto, nuo slalomų trasą ant ledo, kaip čia taip? Iš tikrųjų, aš galvoju, kad geras vairuotojas yra tada, kada jis moka važiuoti viską. Ir žvyrą, ir ledą, ir asfaltą, ir treką. Kadangi tos žiemos mes turim labai nedaug, tai reikia tikrai mėgautis kiekvieną galimybę išvažiuoti, kur įmanoma. Tai aš labai džiaugiuosi, kad aš turiu klubą, kuris organizuoja tas lenktynės. Džiaugiuosi, kad turiu mechanikus, kurie paruošia, kad ir tokią paprastą mašinėlę. Ir manau, kad bus labai labai smagu. Aišku, persiorientuoti nuo asfalto ant ledo visada reikia, nes sukibimai kardinaliai skiriasi. O ar tokiuose ledo varžybose gali važiuoti ne sportininkas, paprastas žmogaus iš gatvės? Manau, kad ne tik gali, bet ir privalo, nes suvaldyti slydimą moka tik tas, kuris gali jį sukelti. Tai kiekviena situacija slystant reikalauja kažkokių veiksmų ir kitas veiksmas tampa įpročių, paslydus kažkur netikėtai, kad ir tam pačiam kely, tu jau žinosi, ką daryti, intuityviai sureaguosi. Manau, kad privalo visi, bent jau ar į kokią treniruotę, nebūtinai varžybą, bet į treniruotę dar kažkur išsinuomo trasą, tai pavažinėti ir suprasti, kaip veikia mašina, prie kokios fizikas, prie kokio pavyzdžių. Supratau. Ačiū tau, Tomai, pasilinksminu. Iki.
Taigi, pasižiūrėjome, matėme priekį varomų automobilių klasę ir organizatoriai dabar leidžia 4 varomais automobilius su dygliuotomis sportinėmis padangomis. Tai šitas startas turėtų būti ypatingai įspūdingas, kaip mes vadiname bombų klasę ir kaip tik stovime prie pirmo posūkio, kuriam turėtų būti labai karšta ir labai greita. Tai žiūrim, kaip organizatorius duoda startą ir kokia įnirtinga kova pirmam posūkiui vyks. Taigi esame trasos viduje, kovinės dygliuotos padangos, 4 varomi. Pirmuose ratuose dar turėjom tokį įnirtingą kovą, bet dabar jau kiekvienas panašu atrado savo poziciją. Bet iš šalies žiūrint šitie važiavimai ir garsai, fantastikas. Mūsų bičiulis Agnius, pirmas kartas ant ledo, pirmas kartas su sportiniam padangom. Dar reikia priprasti, bet kol kas tempas neblogas. Labai gerai. Gas, varai, išorę, plemba, prasileisi kitą audį. Va, pilna. Akivaizdus pavyzdys, kaip 2 varomi gali krėsti kaulus 4. Wow, ką ištarinėjo Honda. Jau senai buvo tokiam renginį, žinokit, adrenalinas ir emocijos, nu, labai gerai, labai rekomenduotinas reikalas. Ir dar viena klasė, galu varomi automobiliai, tai žinoma šita klasė gausiausia BMW markės automobiliais. Nors jų greičiai ir nėra labai dideli, bet jie važiuoja tikrai įspūdingai, kaip tikram drifto čempionate, visada skersi, galit net patys pasižiūrėti. Greičio nereikia tam, kad turėtum labai geras emocijas ir labai gerą laiką. O šitas net su išvirtimu jau tikrai panašu iš drifto. Palyginus su 4 varomų klasės automobiliais, greičiai svyruoja beveik dvigubai, gal net šiek tiek mažiau. Bet visada šios klasės dalyviai motyvuoja save ir žiūrovams duoda ypatingai gražių vaizdų važiuojant skersai. Labai gerai. Kaip sakau, BMW E6 klasė. Yeah! Na ir galu varom automobilių klasė. Jau starto pozicijoje žemės atsidarė, sniegas baigėsi, tai truputėlį žemės dozės. Taigi turime ir dar vieną klasę, 4 varomi, be dyglių, bet lygiai taip pat įdomi, greita klasė. Sportininkai irgi, žinau, yra patyrę, važiuoja kai kurie net krosistai. Tai labai įdomu pasižiūrėti, kaip jiems sekasi. Ir net keista, pasižiūrėkit, 4 varomi Passatas turbūt važiuoja pirmas. Kokia kova tarp pirmų automobilių. Žinoma, Audi šiek tiek trumpesnį bazį parodo, ką gali. Opa! Ir turim Foriką.
Žiauriai gera mašina ir į mišką, ir į parduotuvę, ir ant ledo pasivažinėti. Ir turime 6 Audi, visas su standartiniam žieminiam padangom be dyglių. Turėtų būti labai įdomus startas. Pasižiūrėkime į pirmą posūkį, ar turėsim kontaktų. Trekas yra toks sportas, ne visada automobiliai grįžta pilnais kėbulais. Pakalbinsime ir patį šių varžybų organizatorių, E-Crosso klubo vadovą. Tai sveikas, Egidijau. Labas, matėmės. Matėmės, labai smagu susitikti, nes šiaip ir užkadrį esam geri draugai. Tai jeigu gali trumpai, žinau, kad daug veiksmo, papasako, kaip iš esmės gimė idėja padaryti tokias varžybas. Gimė idėja tokia, kad, ta prasme, atvažiavom čia apžiūrėti trasos, draugų pasiūlyti, kad yra kažkokia ūkininko ant lauko išpilta trasa. Atvažiavom, pabandėm, per kokį 15 metų nesuvažiavęs geresniai trasai, tai tiem, kurie sukūrė tą trasą, pasiūliau daryti varžybėlės, bet pasiūliau daryti savo vietinės, kokias, savo klubo, sakykim, bet gavos taip, kad čiut ne Lietuvos čempionatas, aišku, ne čempionatas, nieko, bet matant, kokios pavardės suvažiavo, tai čia gaunasi kaip čempionatas. Ta prasme, vykdymas ne čempionatinis, bet pavardės rodo taip. Aš mačiau dalyvių sąrašą, dalyvių sąraše, kaip tu ir sakai, tikrai žinomas pavardės, o ir iš esmės daug norinčių buvo dalyvauti šitam renginį. Kokias 3 paras paskutinės iki varžybų, tai paras koregavau sąrašą kas 10 minučių. Tai norinčių, ypač į dyglių klasę, tai ten neperdėsiu nei kiek, kokie 300 skambučių. Ta prasme, jeigu iPhone'as ant laido, tai jisai buvo nebe tik ant laido, jis jau ant kabelio buvo. Tai esmė, kad aš kiek suprantu, kad veiksmas jau prasidėjo net ne pačiose varžybose, dar gerokai prieš varžybas. Taip, tikrai taip. Tuo labiau, kad žinant yra kitų trasų ir kitų varžybų, tai vakar daug atkrito vien iš vakaro, nes, sugedo mašinos. Tai tada skelbėm vėl, kad galima registruotis ir tada gavosi, kad šiandien susirinko tie, kurie sakė neatvažiuos, tai turim vidinį šiokį tokį bardakėlį, bet ta prasme mes jį išsisprendėm ir viskas kol kas, saulutė šviečia, renginys, viskas gerai. Supratau, Egidijau, matau, jau reikiuojas kitų dalyviai, tai ačiū tau už šį nuostabų renginį, dar tikrai pasimatysim. Gerai, ačiū ir jums, kad atvykot.
Nu, Agniau, papasako, kelis kartus pravažiavai trasą su dygliais, tai kokias emocijas, kaip tau visus? Jau porą kartų teko pravažiuoti. Na, patirtis tokia įdomi, bet jos dar trūksta. Startuose matau taip, nu, visi kovingai, tavo startai tokie vieni iš geriausių, taip kaip tu jautiesi tam masiniam startui? Baisu. Labai bijau kontaktą. Tai biškai pasisaugau. Tai tas saugojimasis turbūt mes pastebėm kokiam antram, trečiam ratėjau, kai biški tarpai atsidaro, tada jau leidžiat savo. Paskutiniam važiavime su Donatu Stašiūnu mačiau tokia įdomi kova jūsų buvo. Koks jausmas važiuojant matyti Donatą jau va taip šonu einant? Toks jausmas, kaip čia išvengti kokią įvykę. Tai šiek tiek gaila pačio Kėvalo automobilio, ne? Gaila, atspėjai jam nelabai gaila. Bet na, kaip iš patirties, tai žinau, kad dažniausiai laimi tie, kurie negaili mašinos. Tai dar šitoj vietoj turbūt reikia biškelį pasiauginti ir drąsiau važiuoti, ne? Ir turbūt reikia iš patirties daugiau turėti, nes dar neteka važiuoti su tais dygliais, tai trūksta. Bet kaip skirtumas, labai stipriai jaučiasi, žinau, kad čia žiemą tikrai važiavai ne vienoj trasai su paprastom padangom žieminiam ir dabar su dygliais. Kokie skirtumai? Oi, tai čia labai didelė. Tai čia reikia jau raumenų rankas turėti, nes jau jaučias rankas pavargusios. Jaučiasi, yra tas sukibimas, kuriam jau tikrai reikia vairuoti. Reikia, ten tai su paprastom padangam tai lengvai taip. Nėra to staigumo didelio. Supratau, tai išgirdome tas karštas emocijas, koks iš tikrųjų yra tas važiavimas ir tas visas darbas salone, tai ačiū tau, Agniau, o mes dar einam žiūrėti toliau. Ir taigi, šiuo griausmingu startu norime ir užbaigti šios dienos avantiūrą šioje puikioje trasoje, šioje geroje aplinkoje, pilnoje gerų žmonių. Tai ačiū, kad buvote ir iki pasimatymo kitose avantiūrose. Iki!